Gydytojui svarbiausia išklausyti žmogų. Taip vieną iš pagrindinių savo darbo principų įvardina ilgametis medikas Juozas Bražas, švenčiantis garbingą 80-ąjį jubiliejų. Gydytojų biografijoje dešimtmečiai pasiaukojimo ir kelios jo globotos pacientų kartos. Kolegos gydytojai surengė jautrią staigmeną. Pasveikinti atvyko ir rajono mero patarėjai. Jie įteikė simbolinę padėką mero vardu. Meras pasakė taip. Retai yra tokių žmonių, kurie tiek daug savo gyvenimo metų atidavė kitam žmogui, kai jis būtų sveikas, darbingas, galėtų gyventi visuomeniškai bendrą mūsų visuomenės gyvenimą. Sveikinu mero vardu dar kartą ir įteikiam jums mero padėką už tą ilgametį nuoširdų darbą mūsų rajono gyventojams, jums kaip aktyviam buvusiam politikui, tarybos nariui ir kaip šeimos gydytojui, kuris atidavė savo gyvenimo dalį mūsų gyventojams. Sveikinu mero vardu. Jaudinančios kalbos. Žiūrėkite ne tik kitų žmonių sveikatą, bet ir save. Žiūrėkite savęs, mylėkite, džiaukitės gyvenimu. Tai čia dalykas ir taip pat manau. Nu, dabar blogoji dalis, ne? Dabar blogoji dalis, ateikite arčiau. Taip, tai ačiū už padėkas daktarui, o mes tiesiog einam prie darbinių reikalų. Gerai, daktarė? Čia prie proginių, prie šventės, o aš norėjau jums darbą užkrauti, kad jau taip jau dirbtumėt. Daktarė, aišku, pas mus tikrai aktyvų, daug žmonių apsilanko, virš 10 000 pacientų turime ir dirba 12 šeimos gydytojų. Džiaugiuosi komanda visa, pasitikiu visą komandą ir ypatingai jumis. Jeigu nežiūrint šito gražaus jubiliejaus, tai aš laikau jūs jaunuoliu, nes jeigu reikia, jeigu kažkas iškrenta, jeigu reikia nuvažiuoti iki Viduklės, Girkalnio, tai pas jūs visuomet aš sulauksiu atsako. Ir tai labai vertinu, nes taip komanda ir dirba, kaip visi pirštai susikabinę, taip ir turi dirbti mūsų pirminės sveikatos priežiūros centras ir vieni kiti pavaduojam ir pastoviai Raseinių bendruomeniai gaunasi nepertraukiama, sklandi ir 5 dienas 12 valandų teikiama paslauga. Ne tik šiaip teikiama paslauga, bet tikrai profesionaliai ir tą profesionalumą garantuoja mūsų gydytojų patirtis, ilgametis darbas. Jums gražus jubiliejus eina 80 metų, dar gražesnis jubiliejus eina šiuo metu, tai yra 55 metai gydytojo darbe. Tai per tiek metų viską matėte. Ir širdies nepakankamumus, ir herpesą, ir ko tik kokių lygų nematėte, ir kiek tik lygų neišgydėte Raseinių visai bendruomeniai. Kalbėjom su jumis ne kartą, ką daktarė planuoja daryti. Ir aš nusprendžiau šiandieną, matydamas jūsų darbą, kaip jūs pas mus dirbate aktyviai, kiek pacientų pas jūs ateina, neperseniausiai daktaras dar išsilaikė ir papildomą galimybę atleisti profilaktinius patikrinimus padaryti, tai pas mus jisai jaunuolis su didelė patirtim. Daktarė, norėjau pasiūlyti jums pasirašyti sutartį šiandien darbo naują. Ar sutinkate? Jau tas atleidimo baigėsi terminas. Atleidimo terminai baigėsi visi, jums dabar nepriklauso jos atleidimo terminai. Ir šiandien norėčiau, kad pasirašyt su jumis kartu naują darbo sutartį. Data gegužės 29, tai yra rytojus jūsų gimtadienio proga. Sutarties objektas. Ši sutartis patvirtina, kad šeimos gydytojas Juozas Bražas, atsižvelgiant jo ilgametį reikšmingą indėlį Raseinių bendruomenės sveikatos priežiūrai, į charizmą,
bei gebėjimą būti nepakeičiamu komandos nariu, yra kviečiamas tęsti savo profesinę veiklą šeimos gydytojų pareigose neribotą laiką ir gali būti nutraukta tik paties prašymu. Gražiai sako. Taip, Ko gero pasirašysi. paruošta sutartis, viskas numatyta ir na, kviečiu uždėti parašą rimtą. Poliklinikos vadovas kartu su jubilietu pasirašė neterminuotą darbo sutartį. Gydytojas Juozas Bražas galės ją nutraukti bet kada, savo sprendimu ir savo noru. Jūsų parašas šalia, kad jau dirbsite tiek, kiek jūs ir norėsite. Licencija Tęsiant savo darbinę veiklą, ačiū direktoriai už... Iki kol pats gydytojas nuspręs, kad nebedirba. Daktarė, su tuo tušinuku, kuriuo pasirašė sutartį, dabar turėsite tesėti žodį. Dirbti iki kol tiesiog pamatysite, kad galite palikti jaunuolius, rezidentus baigusius ir panašiai, kad tikrai įstaiga bus be jūsų tvirta ir stipri. Ilgametis gydytojas Juozas Bražas tai vardas gerai pažįstamas ne vienai Raseinių gyventojų kartai. Per daugiau nei 50 mečius trunkančią profesinę veiklą jis pelnė ne tik kolegų pagarbą, bet ir pacientų pasitikėjimą. Minint garbingą 80-ąjį jubiliejų kviečiame išgirsti paties gydytojo mintis apie jo profesinį kelią, patirtis ir vertybės. Jaučiuosi reikalingas. Jeigu taip trumpai, malonu matyti užaugusius vaikus, tų pacientų jau sukūrusi šeimas. Taip, čia yra gyvenimas savotiškas toksai pasiekimas, netgi sakyčiau. Ar prisimenat savo pirmą dieną Raseiniuose ir kaip jautėtės atvykęs į miestą, kuris tapo jau vis tiek jūsų savastim, jūsų gyvenimo dalim? Mano pirma vadovė buvo gydytoja Kvietkienė. Jau mirus amžinatilsį, čia kai aš taip internatūrą vadinkim po 5 kursų, čia pirma vadovė. Kaip jaučiausi, aš jau minėjau, kad aš turėjau patirties savotišką felčerių dirbdamas. Aš jau žmonių nebebijojau, daug kursų, ta prasme, su kad tais felčeriais bendraujantis buvau. Čia kaip Raseiniuose, dar kas čia man padėjo Raseiniuose. Mano priešlys buvo Antanas Paulauskas, buvęs tuo metu restorano direktorius, Paulauskienė mokytojai. O mes susidraugavom, tai jis čia mane įvedinėja, taip sakant. Tai čia nuvažiuojam, čia jaunas daktaras, čia nuvažiuojam. Iš tikrųjų, bet tas palengvino, iškai tokių pažinčių daugiau gavo. O šiaip tai gerai, manau, kad prigijau greitai. Jūsų karjera, pripažinkim, raseiniškiai tą žinot, jau tikrai trunka daugiau nei pusę amžiaus ir kas jūs vis dar įkvepia eiti į darbą? Sudėtingas klausimas. Vienas dalykas, namuose beveik viskas sutvarkyta, ką ten veikta, ne? Dabar man žmonės, kai jau sakiau, nesibosta. Man su jais yra malonu matyti ypač sveikas žmogų, ten visi šypsantis žmogų. Plius dabar krūviai nedideli, pusę etato, ten tokio yra vis ne namuose. Nežinau, matyt pataikiau pagal specialybę, kad iš tikrųjų man darbas nenuobodus, man patinka. O jūs šypsusit, pavyzdžiui, bet kas smagu, kaip pacientas, kada nusišypsu, ranką paspaudžia. Dabar aš galiu dar plis, pagal savo metus, reiškia, aš galiu bet kuriam pacientui pasakyti ir tu, ir labas ranką paduoti, aš neturiu kaip įžeisti, kai dabar žiūri kai kuriuos sesutės, tu įnu ten vyresnį žmogų, man šitas neprimtina yra. Taip kad, o šiandien... Prašau. Ar smarkiai pasikeitė medicina per tuos 50 plus metų? Labai pasikeitė. Reikalavimai, daug neprotingų tokių sprendimų, aiškiai, iš ministerijos, iš vadovybės galbūt, nepraktiškai. O ten, kurie praktikai, kurie dirbo ir išmano tą darbą, taip, tie visi dabartinės, kaip minėjau, dispenserizacijas, popierinė buvo faktiškai. Dabar viskas internete suvesta, reiškia, statistika visą žinoma.
reikalavimai, viskas yra normatyvai. Žymiai lengviau, mano darbas ne tik poliklinikinis, kur stacionarinis, buvo ten, kur sunkiausias momentas 15 metų, ten, kur reikėjo ir naktim važiuoti, ir konsultantus kviesti, ir kurti, faktiškai tas skyrių reanimacinės palatas kurti, o ten buvo sudėtingiau. Bet aš nesijaučiau pavargęs. Keista. Jūsų kolega sako, kad jūs esat komandos žmogus. Kodėl? Vienas, ką gali vienas padaryti? Dabar, pavyzdžiui, susitėmės, nesėdėm. Iš karto sutarėm, kad mūsų bendras reikalas, ką aš negaliu padaryti, pavyzdžiui, net ar laiką ten išrašyti, kažką tokį, jinai padaro. Taip, reikia pacientam, pavyzdžiui, kolegai kažką mane, reikia išeiginės, kažkur išvažiuoti, supranta. Yra tokių, kur ten nelabai prisiprašys, kad pakeistų. Aš, pavyzdžiui, nematau bėdos, jeigu reikia žmogui, tai reikia, jeigu reikia kolegai, tai reikia kolegai, jis be reikalo neprašo paprastai. Taip, arba ligonį, jeigu reikia, tai reikia. Ar jei būtumėt vėl jaunas, ar jūs pasirinktumėt vėl gydytojo kelio, rinktumėtės vėl balto chalato likimą? Manau, kad taip. Nes aš pirmiausia, kai aš dar karves ganydamas ten į dangų žiūrėdavau, norėjau būti, reiškia, geologu, gal ten suprantat. Tikrai taip jau, žinai, paskui, reiškia, aš buvau taip, aš stojau į Politechnikos institutą į geologiją. Mokiausi gerai ten, anais laikais, bet vis tiek neišlaikiau matematikos, perlaikiau, leido į vakarinę, tai aš paskui metus padirbau. Ten, reiškia, kaime, bet mama sunkiai sirgo. Sirgo mama, ten kaimynės, ten viena vėžys, kita operavo, numirė, suprantat, o šitą mane tas užvedė, kad užmiršta, mama padėti reik mamas. Tada iš tikrųjų, tada aš į tą Kauną išvažiavau, nieko nežinodamas, be jokių rekomendacijų, tada išvažiavau į Kauną ir pasisekė. Įstojau ir nesigailiu, tikrai nesigailiu. Nebuvo tų metų ar dienų, kad gailėčiaus, ką aš čia veikiu. Nebuvo taip iš tikrųjų. Gal keista, bet... Ką jūs palinkėtumėt jaunai kartai, turint mintyje tą savo tikrai ilgą profesinį kelią ir jau turite teisę, ar ne, ir linkėti, ir pamokyti jaunuosius medikus, tai kokie jūsų žodžiai būtų? Išklausyti žmogų. Jis ne iš karto pasako to, ko nori, bet jisai reikia išklausyti, suprasti žmogų. Nevaidinti daktarą prieš savo pacientą. Pagrindiniai būtų. Ir kai sakiau, pradėjau nuo fonendoskopo, ne nuo kompiuterio pradėk, bet paprasčiausia dirbti su juo. Žmogus ateina čia ne tik tai ligos gydyti, jis ateina į paguodos. Ir daug tokių yra, kur ateina tiesiog, ypač prieš šventes didžiasias, kada ten Velykos, pavyzdžiui, Kalėdos, kur vaikai išvažiavę į užsienį, yra vieniši žmonės, liūdinti, suprantat, o tada ateina pasišnekėti, tai mano ten Marytė, ten, taip, pusę metų neskambina, panašiai. Šitą reikia sugebėti. Medikas turi sugebėti išklausyti žmogų. Gydytojo istorija tai priminimas, kad medicina prasideda nuo žmogaus ir nuo nuoširdaus noro padėti. Tegul šis gražus jubiliejus būna ne tik padėkos akimirka, bet ir įkvėpimas tiems, kurie šiandien žengia pirmuosius žingsnius gydytojo kelyje.